Tai tikiuosi, kad pagaliau atvažiavom, ne? Gal. Ieškom, klaidžiam. Доброго дня. Сигитас. Альона. Альона. Як ви живете? Оце ми так живемо. Це в нас було тут геть вообще зруйноване, згорівше, нічого нема. Ну тут вже відстраювати. Це ми своїми силами зробили стінки, бо ми не входимо ні в яку програму. Ось людям криють криші, вікна ставлять. Ми не входимо в це, бо нас повністю зруйноване. Зруйноване це що таке? Розрушене. Нас не було нічого. Просто оце було один оцей фундамент, ну нічого не було. Ну хорошо. А ми зробили... Ну хорошо, но все равно так, когда мы были в Херсоне, ну там, где этот остров, да? Да. Так приходит, как там, полицейский, помнишь? Полиция? Да. Они пишут этот протокол, якраз это сумма, ну как, частично там, разрушен, да, полностью разрушен. Да. Так если полностью разрушен, так должна быть компенсация? Де? Ждемо. От кого? Якби не волонтер... От кого? Дождемося, де ми будемо жити, де зима на носі. Оце якби не волонтери, не було б нічого. Оце поставили, бо в нас же ж багато. Нема... Ну, ми приїхали, ми були в Тернополі. Ага. Год почти, як уїхали. І це приїхали в маю. Ага. І що, ніде не було, ні жити, нічого, не спати, спали і сусідів, допомагали, ну, ночували. Модулі? Да. Nu, vienu žodžiu, situacija Hebra yra tokia, kad volonterų dėka atvarė, pastatė va tokį, nu, sakykime, tą lengvąjį modulį, kur laikinai žmonės gyvena ir atsistatinėja namą. Tai va šičia matosi, va šičia tas mūras, va, šitas mūras jis yra šviežiai mūrytas. Ant senų pamatų sušaudyto ir Доброго дня. Lietuva, Sigitas. Tai va, taip. Ir ką įmanoma palieka. O čia apdegusios sienos, apsprogdintos. Ir bando tą namą susitvarkyti. Kas liūdna, tai kad aš tikrai žinau, kad valstybė turi skirti lėšų, reiškia, jeigu kas suprato rusiškai, ukrainietiškai, tai darosi taip. Atvyksta į gyvenvietę į gyvenvietę šiuo atveju, policininkas, 2 policininkai iš tikrųjų, kurie įvertina vadinamą žalą. Tai reiškia, namas dalinai sugriautas ar ten kažkiek tai ir priklausomai nuo to, kokį protokolą jie užpildo, žmonėms turi būti skiriama, neturi būti skiriama kompensacija. Man tai keista girdėti, kad šitoj gyvenvietėje nebuvo atvažiavęs, aplamai neatvažiavo jokie valstybės atstovai. Ir šitie žmonės negavo nieko. Kreipėsi raštu, bet atsakymų irgi jokio negavo ir kaip patys sako, nu tai žemant nosies. Žmonių vartai, tai pagal visą sprogimą, tai iš šitos pusės ėjo į aną pusės skeveldros. Šiulis, da. Tai kodėl darau šitą video, tai tiesiog, kad žinotumėt kokia situacija yra. Pusantrų metų karo. Šiandien yra 2023 rugsėjo 1, vaikai eina į mokyklą, o pas žmonės vyksta štai tokie dalykai. Čia stogo liekanos suvarytos artilerijos. Tai yra kaimas tarp Mikolajevo ir Chersono, bet čia jau yra Mikolajevo apskritis. Ir
ir to šnekos, žinot, kad tai Mikolajeve nieko nebuvo, viskas yra okei. Mikolajevas nebuvo užimtas, buvo užimtas tik tai Chersonas. Tai va, ir pasikartosiu, dar tiesą sakant, tiksliau išversiu tos moters žodžius, kad visi suprastų lietuviškai, kaip jinai sako, nu tai jeigu ne volonterai, tai va, niekur nebūtų. Tai atvažiuodami dabar irgi atvežėm jiem tiesiog, kad turėtų kur gulėti, nes tas modulis pastatytas. Atsimenat, yra lietuviai, geri vyrai ir moteris, kurie daro lovytes. Tai paskui parodysiu dar. Mes jam atvežėm lovytes, kad jie tiesiog paprastai turėtų kur miegoti. Ne ant žemės su miegmaišiu, bet kažkaip truputį geriau. Tai tokie patys pigiausi čiužiniai. Ir lovytės. Tai tokius darbus darom. Ir žūsta kariai, bet kenčia ir žmonės. Atskiram video esam visą šitą gyvenvietę pravažiavę. Ten toliau matosi irgi namai. Mačiau tik tai, grubiai tariant, iš kokių 20-30 namų. Tai su sveikais stogais buvo 2. Visi kiti uždengti tą mėlyną, kaip čia plėvelę tikriausiai reikėtų sakyti. Nes artėjant lietaus sezonui ir žiemai, jeigu stogas bus neuždengtas, tai patys suprantat, kad iš to namo nieko neliks. Tai dabar mūsų vyrai, kad žmonėm nereikėtų žaisti Lego, padeda surinkti lovytes. Ir va šičia yra tiesiog paprasti ne dormeo, bet paralonai. Paprastas paralonas, kuris atliks tiesiog čiužinio funkciją. Tai va, dirbam kartu su Rolandu. Tai parodysiu, kad visi žinotų. Tai atsiprašau, Robertas. Tai Robertai, tavo vyrai ir tu yra šaunuoliai. Dirbam kartu, kaip galim. Как имя пёсика? Джуля. Ir vašai iki pergalės vyrai. Važinėjom, tokį darbą darom, deginam kurą, ant kurio pinigus jūs mums duoda. Stengiamės, tikrai nedeginam be reikalo, nei vieno euro. Ir kelias yra iki šičia baisiai prastas. Bet yra kaip yra. Tai surinksim lovytes, viską atiduosim ir važiuosim. Kiek čia užtruksim, nežinau. Aš manau, kad per kokį pusvalandį turėtumėm susisukti ir varysim su sekančia užduotim. Tai ačiū mūsų rėmėjams, kurie remia VŠI iki pergalės. Tai jei ne jūs, mes negalėtumėm daryti tai, ką jūs dabar matot. Ačiū visiems lietuviams ir mes laimėsim iki pergalės.